Tapymas ant vandens. Įdomioji robotika. Modeliavimo būrelis. Tai tik keli pasiūlymai iš daugiau nei 3000 neformaliojo švietimo programų, kuriuose vaikai atranda mėgiamą veiklą. Mes su vyru labai džiaugiamės ir sūnus patenkintas, mokosi tapyti, įdomiai praleidžia laisvalaikį, be to valstybė finansuoja būrelį. Įvedus neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, kiekvienam mokiniui skiriama nuo 10 iki 20 eurų, taigi dažnai jie tampa nemokami arba jų kaina gerokai sumažėja. Tačiau šiuo metu tik kas trečias vaikas dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose. Jeigu tik vaikai ateina, išbando save, tikrai priimsime. Daugybė žmonių paprasčiausiai nežino, kad daugelis būrelių yra finansuojama valstybės lėšomis. Todėl kviečiame tėvus labiau domėtis galimybėmis. Mes žinojome, kad norime robotikos. Todėl užsiėmimą radome AIKOS puslapyje, ten galima ieškoti pagal savivaldybę ir veiklos rūšį. Visi gali rasti daug būrelių, kurie jos domina. Ir manau, kad jie pravers ne mažiau negu pamokos mokyklose. Man labai patinka ką nors konstruoti. Užaugęs noriu būti konstruktoriumi. Norėčiau ant vandens gražiai nupiešti mamą.